Sveiki, šitas video buvo įkeltas prieš 914 dienų, OG fanai prisimins. Fun fact, šitas video yra surinkęs daugiausiai peržiūrų iš visų mano kitų video. Jisai prieš metus buvo deletintas iš YouTube'ės, nes naudojau nemokamas nuotraukas iš interneto. Ir per Photoshopą ten ale pafeikinau dokumentą, tai ten YouTube'as pagalvojo, kad ten aš tikro žmogaus dokumentą naudoju ir aš ten tyčios iš to žmogaus, o ten tas žmogus yra random šias sugalvotas, nu istorija viską pamatys. Bet tikrai ne vienas žmogus prašė, kad aš šitą video įkelčiau iš naujo. Visų pirma, jisai entertaining as fuck ir jisai labai naudingas. Siųskit savo senelėm, močiutėm. O praeitą savaitę aš gavau laišką, kuriame rašė, kad man nori padovanoti 60 000 eurų dovaną. Sounds legit, laiškutis atrodė taip. Nemokama paveldėjimo dovana nuoširdžiam ir rimtam asmeniui, turinčiam dievo baimę. Kaip matote, mano vardas Audrey Reis, esu italas, bet šiuo metu gyvenu Prancūzijoje. Pirmiausia, šiek tiek kalbėsiu apie save, o tada paaiškinsiu situaciją, kuri mane atvedė pas jūs. Kaip ką tik sakiau, mano vardas Greta Leonetti. What? Tavo vardas, sakei, yra Audrey Reis, o ne Greta Leonetti? Į Prancūziją atvykau dėl ligos. Per savo įmonės ir partnerių susitikimą buvau apsinuodijęs. Ir po metų mane sukėlė gerklės vėžys. Būtent šis gerklės vėžys mane nuvedė į ligoninę Prancūzijoje. Esu nusiminusi, verkiu kiekvieną dieną. Ir žinoma, neturiu vaikų, neturiu nieko kito išskyrus savo darbuotojus ir savo advokatą. Nepasitikiu nieko kito išskyrus savo advokatą. Mano vyras yra miręs, nuo to laiko esu viena. Aš pasirinkau tave, nes mano dievas įtikino mane, kad esi sąžiningas, išmintingas ir rimtas. Dėl nusprendžiau tau padovanoti šią 60 000 eurų dovaną ir tu pasiliksi 50% jos, likusios 50% panaudosi aukodamas save vargšams. Jeigu turite klausimų, parašykite L paštu Audrey Reis. Ok, tai man nori duoti 100 000 eurų ir pusę man reikia duoti vargšams. Nu, ok, tramštų eurų vis tiek nėra, bet tai būtent to e-mailo aš ją ir parašiau. Sveiki, mane labai sudomino jūsų laiškas dėl pinigų aukos. Jūsų istorija labai liūdna, stipri užuojauta jums. Aš esu tikrai tinkamas žmogus pinigų gavimui, myliu Dievą ir tikrai pinigus panaudočiau geriems tikslams. Pagarbiai, Tomas. Ok, neblogas intro. Ta pačią dieną per keletą valandų man atrašė. Dėkojame už jūsų atsakymą. Tai iš tikrųjų yra 60 000 eurų auka. Ir aš tai darau, nes mano dvasinis Nu, dievas. žodžiu, jinai tiesiog apie Dievą, aš myliu Dievą, man Dievas taip liepia. Dabar norėčiau, kad papasakotumėte apie save keliomis eilutėmis. Ką jūs darote pragyvenimui, savo ekonominę padėtį, religiją. Esu pasirengęs paaukoti savo 60 000 eurų tau nemokamai. Free 100 eurų? Easy. Ačiū labai už tokius sveikinimus. Kaip minėjau, mano vardas yra Tomas. Savo gyvenimą aš visą laiką visiems padedu, linkiu gerą. Netgi ir gyvūną. Praeitą penktadienį maitinau ančiukus, gulbėles su batono riekelė. Ai, beje, ar žinote, kad maitinti visokius ančiukus ar gulbėles su ten čipsiukais ar duona nėra sveika, nes šitas maistas neturi daug maistinės vertės ir šitas maistas jiems yra kaip mums junk food. Jeigu mes valgome čipsus, mes negauname visiškai naudos iš tų tokių čipsų, tiesiog mums yra skanu. Tai lygiai tas pats yra ir tiems gyvūnams, jie tiesiog storėja ir, pavyzdžiui, jie tampa lėtesni. Jiems tada reikia žymiai daugiau energijos, kad jie pajudėtų. Tai, pavyzdžiui, kokį ančiuką tada gali žymiai greičiau sumedžioti koks vilkas, nes jisai nespės pabėgti. Tai žodžiu, maitinti nėra gerai, o aš pasakiau, kad darau gerus dalykus, kaip maitinu gulbėles. Tai iš tikrųjų čia yra blogas dalykas, aš jau patrolinau ką tik. Man dabar yra 43 metai, gyvenu vienas, dirbu kavinėje, sportuoju namuose, kolekcionuoju kaštonus. Mano ekonominė padėtis tikrai nėra pati geriausia, bet bent sugebu išsilaikyti. Todėl manau, kad ši jūsų dovanojimo suma man tikrai padėtų. Nusipirčiau senesnį BMW, tikriausiai kečiuką kokį, o kitus pinigus panaudočiau geriems tikslams. Toliau mano Audrey atrašė vėl visokiais dieviškais, dvasiškais burtažodžiais, kad Noriu papasakoti apie savo ligą. Aš turėjau vėžį, turėjau vaiką, kuris mirė. Turėjau šuniuką, mano tėvą nutrenkė mašiną. nu žodžiu, visokius tos dalykus. Ir tada jinai manęs paklausė. Ir gausite šią dovaną, pasakykite, ką darysite pirmiausia. Ar jums patinka vaikai? Ką jums reiškia labdara? Tikriausiai pirmas dalykas, ką daryčiau, tai investuočiau pinigus į kriptovaliutos mining rigus, kad galėčiau uždirbti dar daugiau pinigų, kuriuos jau dovanočiau vaikų labdarai. Ir man atrašė, kad kaip puiku, kaip nice. Vienintelis dalykas, ko aš noriu, tai maldos, prašau pasimelskite dėl manęs. Ir skubiai susisiekite šiuo L paštu, tai yra mano advokatas Rimus Joseph Kung 567. Koks advokatas turi tokį e-mailą? Aš atrašiau, kad gerai, padarysime ir maldelę kartu su OG. Parašiau notarui ir per valandą iš karto gavau atsakymą, kad Sveiki, ką tik sulaukiau ponios Audrey telefono skambučio. Ji pasirinko tave už savo teisėtą 60 000 eurų turtą. Visi teisiniai dokumentai bus parengti ir bankas sumokės auką į jūsų sąskaitą. Šiuo metu jis man išpildys informacinę formą, kuri man leis sukurti bylą. Štai forma, kurią reikia užpildyti: vardą, amžius, miesto, šalies, adresas, profesija, mėnesienos pajamos ir pačiam gale. Asmens tapatybės kortelės priekinės ir galinės dalies nuotraukos. Gerai, visus tos pirmus dalykus, vardą, pavardę, banko sąskaitą, viską galima sufeikinti easy. Bet asmens tapatybės kortelės nuotraukas, kad vardas būtų Tomas, kem 3 metai, man reikia kažkaip sufeikinti asmens dokumentų nuotrauką. Ir prieš feikinant dokumentą aš tiesiog paklausiau: Pasakykite, kam reikalinga ši informacija? Mano pajamos, tapatybės kortelė. Prašau užpildyti mano atsiųstą informacijos sąrašą. Nebijok. Mums reikia jūsų tapatybės, kad galėtume parengti aukojimo bylą. Laukimas.
Laukimas. Ok, kungai, aš tau atsiųsiu viską, ko tau reikia. Gerai, metas feikinti doką. Nusifotinau savo tikrą dokumentą iš 2 pusių. Įsikėliau nuotrauką į Photoshopą. Susiradau kažkokį čiuvelio galvą internete. Ją replacinau vietoj savo. Ir aš kaip vėliau pagalvojau, kad tas čiuvakas neatrodo Cam 3 ir kažkoks labai gražus sportininkas. Žodžiu, atrodo fake, neatrodo kaip random lietuvis Cam 3 metų, kuris dirba kavinėje. Tai nusprendžiau paieškoti kitą veido. Ir radau tokį senuko veidą. Tai su juo ir pateikinau tą visą dokumentą, pakeičiau visus duomenis, random numeriais ir panašiai. Turiu doką, kuris aš tikiuosi, kad praeis. Ir labai tikiuosi, kad mūsų notaras net neįtars, kad jis yra fake. Bet realiai gavosi visai gerai, ta prasme, neatrodo fake. Nusinčiau visus duomenis, mano vardas pavardė yra Tomas Lipnickas, uždirbu 4 tram per mėnesį, esu kavinės padavėjas iš Vilniaus. Sukryžiavau pirštus ir laukiau, kol notaras patikės mano fake dokumentą. Kungas po valandėlės atrašė, kad Informacija gauta, laikas, kai aš nustatau dovanojimo aktą, kurį ketinate pasirašyti. jei notaras patikėjo, aš gausiu šiam štukiu. Ir neužilgo sulaukiau dovanojimo akto. Labas vakaras, ponė, čia yra dovanojimo aktas, turite pasirašyti dokumentą ir sumokėti aukojimo mokesčių aktą. Tai va, labą dieną, sumokėti mokesčius. Čia tame ir bus skemas. Ok, pasižiūrime į tą aktą. Donanų aktas. Donanų rimtai? Viršui parašyta Original. Primus Joseph Master Cabinet. Human Rights. Donanų akte rašo, kad aš, Audrey Rais, pareiškiu, kad pagaliau sutikiu lėšų 60 000 eurų Tomui Lipnickui. Visokie gražus, teisiški žodžiai, dovanojimo aktas, numeris, kodeksas ir kita dalis akto. Ponas Tomas Lipnickas apmoka įstatymų numatytas išlaidas, tai yra aukojimo aktas, kainuoja 525 eurai, kurie turi būti sumokėti bankui. Donoro fingerprintas ir notaro parašiukas. Ir aš kažkaip pasižiūrėjau tą parašą. Ir mūsų notaro vardas ten yra Primus Joseph Paulus Kung. Bet čia tai parašas akivaizdžiai parašytas P. Smith. Ok. Nuėjau Google, tiesiog parašiau parašas. Gal jie iš Google tiesiog patį pirmą pasitaikiusi parašą paėmė? Labą dieną, P. Smith parašas. Čia. Tai jie nesistengia sukurti fake parašo. Netgi aš savo tam dokumente sukūriau kažkokį fake parašą, kur būtų parašytas Tomas. Jiems visiškai paiks. Tiesiog pasiėmė patį pirmą pasitaikiusi parašą. Lygiai tas pats to piršto antspaudu. Tiesiog į Google parašiau fingerprint ir labą dieną, va, fingerprintas. Tai žodžiu, man beliko tą aktą pasirašyti ir apmokėti 525 eurus. Dokumentą pasirašiau ir pasakiau, kad Aš esu pasiruošęs apmokėti mokesčius. Martai, o kaip tu apmokėsi mokesčius? Tai pamatysi. Taigi dabar turėsite sumokėti 525 eurus, kaip sakoma, dokumente už aukojimo mokesčių aktą. Supratau, o gal būtų galima sutarti 500 eurų, kadangi vis tiek tai yra daug. Ar mokėjimas bus atliktas ar ne? Taip, o kur, kaip reikia atlikti mokėjimą? Beje, ar galima sutarti 500 eurų? Ir notaras pagaliau man atsiuntė banko sąskaitą. Ir štai duomenys, finansų tarnyba, Ispanija, Madridas. Aš paklausiau, Į šią sąskaitą reikia pervesti pinigus 500 eurų, taip? Ir beje klausimas, o kodėl reikia pinigus siūsti į Ispaniją, Madridą, kadangi dokumente buvo viskas parašyta, kad jūs esate Londone ir tai yra Londono šalies sutikimas. notarai visiškai nerūpėjo mano klausimas. Atlikite mokėjimą į jums atsiųstą sąskaitą. Kai bus atliktas mokėjimas, bankas perves 60 000 eurų į jūsų sąskaitą. Kai aš paklausiu to klausimo, aš gavau laiškutį iš Audrey. Sveiki, gerbiamasis ponė, apgailestauju, kad atsisakote vykdyti mano advokato nurodymus. Norėdami gauti auką bet kurio pasaulio vietoje turite atlikti administracinės procedūras, kad taptume legaliu aukos savininku. Po kelių valandų turėsite pinigus savo sąskaitoje. Už Dievo meilę atlikite tai, ką man pažadėjote. Ok, tai pagalvojau, aš turiu sumokėtos mokesčius ir po kelių valandų aš turėsiu šamštukių savo sąskaitą. Taigi, nuėjau į Svetbanką, pasiėmiau savo seną darytą kažkokį pavedimą, dėjau Photoshopą ir vėl visus duomenis pafeikinau ir nusinčiau notarui. Lygiai taip pat notaras patikėjo. Notaras man atrašė. Sveiki, ponė, mes jūs informuosime. Bankas nustatys pavedimą į jūsų sąskaitą. Nu ką, easy, už valandos turėčiau gauti šaibas. Praėjo keletą valandų, nieko negavau. Ir staiga man notaras parašė. Sveiki, ponė, jūsų bankas negalėjo išgryninti 500 eurų. Turite labai greitai atšaukti 500 eurų operaciją ir perdaryti ją į naują sąskaitą, kuriam sučiūsiu, kad galėtume tęsti procesą. Aš įsigandęs atrašiau. Tuo prasme negalėjau išgryninti. Taigi aš padariau pavedimą, prie ko čia tas gryninimas? Negi man dabar reikia atšaukti? Taip, turite atšaukti 500 eurų operaciją. Aš jums duosiu naują banko sąskaitą, kad atliktume 500 eurų mokėjimą, kad galėtume gauti auką į jūsų sąskaitą. Man patinka, kad man pavyko nusidėrėti iki 500, o ne 525, nors čia yra mokesčiai legalūs ir man pavyko legaliai nusidėrėti, nu žodžiu, bullshit. Gerai, operacija buvo šaukta. Kur dabar padaryti pavedimą? Labas vakaras, ponė. Rytoj jūreivis labai anksti atsiųsiu jums adresą. Ką? Rytoj jūreivis? Ok, praėjo keletą valandų ir gavau naują sąskaitą. Šį kartą ne Ispanija Madridą, o Vokietija Berliną. Vėlgi kažkokia sąskaita, Franko Penganas. Paklausiau, Ar tikrai čia reikia siūsti pinigus? Kodėl dabar į Vokietiją? Ponė, prašau darykite taip, kaip aš jums sakau. Atlikite mokėjimą į sąskaitą Vokietijoje. Tai man pasakė bankas, kuris apmokestino šiam štukį eurų pavedimą į jūsų sąskaitą. nu gerai, sumokėsiu ir ten. Vėlgi, lygiai taip pat pafeikinau pavedimą, pervedžiau 500 eurų į Vokietiją. Laukiu šiam štukiu. Sveikiname jūs, ponė. Bankas atlikdamas 60 000 eurų pavedimą į jūsų sąskaitą. Turėsite sumokėti aktyvavimo mokesčius
kaip parašyta lapelėje, kad gautumėte dovaną. Ką? Taigi man sakė, aš sumokėsiu tas 500 eurų ir po kelių valandų aš gausiu 100 eurų. Aš vėl turiu sumokėti kažkokius mokesčius? Gerai, pasižiūrime tą dokumentą. Tipo pavedimas. Šis pervedimas bus aktyvus, gavėjo sąskaitoje sumokėjus štukę 215 eurų aktyvavimo mokestį. Oh my god. Gerai, aš nusprendžiu, kad aš sumokėsiu tos mokesčius. Notaras pats net apstulbęs ir net negali patikėti, kad aš sumokėsiu visus tos reikalavimus mokesčius, paklausė. Ar turėčiau atsiųsti mokėjimo adresą, kad sumokėtumėte štukę 200 eurų? Aš prašiau, Na, kad gaučiau 100 eurų, tai matyt taip, atsiųskite. Ar tai bus paskutinis mokestis? Sako taip ir atsiuntė vėl lygiai tą pačią sąskaitą. Ir po 5 valandų aš padariau pavedimą, iki tų 5 valandų manis ten spamino. Mokėjimas jau atliktas, ar galite atsakyti? Žodžiu, mane skubina, pagaliau aš jums atrašiau, kad sveiki, mokėjimas yra padarytas, štukę 200 eurų. Ir pagaliau mano notaras atrašė. Sveikiname, rytoj, sekmadienį, bankas, pirmadienį ryte. What? Pozicionuoja lėšas jūsų sąskaitoje. Ir atėjo pirmadienis, pinigų aš negavau, mano notaras rašosi. Sveiki, ponia, kaip sekasi? Ir keletą dienų bėgė, notaras pastebėjo, kad Jūsų bankas negavo nei vieno iš jūsų sumokėtų mokesčių, o tai reiškia, kad mokesčiai nebuvo pervesti. aš atrašiau. Kaip supras nebuvo, taigi pavedimus padariau. Išlaidų bankė mums vis dar nėra, laukiame jų atvykimo po pietų. Priešingų atveju eisite į banką atlikti operacijos. Niekur aš neįsiu. Kungai. Tuo metu, kai aš vis laik čiatinau su to notaru, man lygiai tuo pačiu metu atrašinėdavo to Audrį ir rašydavo ten. Sveiki, kaip sekasi, ar viskas pavyksta? Notaras man skambina, sako, kad jūs ten klausinėjat nereikalingų klausimų. Žodžiu, man atrodo, ten vienas žmogus tiesiog atrašinėja iš tų dviejų akauntų ir tiesiog taip skemino žmonės. Ir žodžiu, man užkniso, aš jau nusprendžiau viską užbaigti, nes čia tiesiog bus endless loop. Man jau labai aišku, kaip jie skemino. Tai aš notarui parašiau. Keista, kad pinigų negavote, kadangi pavedimus tikrai padariau. Aiškiai galite matyti jų kopijas čia. Ir uždėjau linką ant to žodžio čia. Ir kai notaras paspaudė ant to linko, aš jį rekrolinau. Jyt viskas. Notaras patrolintas, istorija baigta. Notaras po kelias valandą atrašė. Pervedimai nėra aktyvūs paskyroje. Eikite į savo banką ir dar kitą atlikite pavedimą. Aš jums duosiu kitą sąskaitą. Notarai, what? Aš ką tik tave rekrolinau ir jisai visiškai nesuprato, kad aš jį rekrolinau ir patrolinau. Ir jis tiesiog nori, kad aš jam padaryčiau pavedimą. Tai gerai, aš jam parašiau, gerai, laukiu kitos sąskaitos. Eikite į savo banką, atlikite mokėjimą. Dabar iš viso bus štukė 700 eurų. Ir pavedimą reikia padaryti į šią sąskaitą. Lietuvišką sąskaitą. Aš bandžiau padaryti pavedimą iš savo sąskaitos, mačiau, kad čia yra Revoluto sąskaita. Ir čia jau yra legit lietuviška sąskaita, kurią policija laisvai galėtų susekti. Nes praeitos ten Madrido ir Vokietijos sąskaitos tikrai jiems būtų ten sunku kažką susekti. Bet jeigu aš dabar norėčiau, aš laisvai galėčiau skambinti policijai ir sakyti, sveiki, sveiki, čia toks čuvakas skemino žmonės. Tai jo sąskaita lietuviška, jie nueitų per Revolut pasižiūrėtų, kokį jis identity patvirtino. Ir aš galvoju taip daryti, bet kiek man ten žaisti reikės. Tai žodžiu, su policija aš čia nieko nedarysiu, nes tingiu. Tai aš jam parašiau, kad pinigus pervedžiau tą sąskaitą, susitiksim neužilgo. Ir įdėjau tokią nuotrauką, nuo kurios, man atrodo, jis jau suprato, kad aš žinau, ką jis daro. Toliau man jis jau nieko nebetrašė, nes jau suprato, kad rip. Bet po dienos aš gavau laišką iš Jessica Luisia Rungis. Vapšė random moteris. Sveikas, man draugė, kaip tu? Atrodo, kad tu žaidi su mano advokatu. Aš tiesiog norėjau tau pasakyti, kad surasiu kitą asmenį aukai. Okay, Jessica, iš kur tu čia? Žodžiu, jis turi 50 fake accountų ir jis tiesiog taip skemino žmonės. Ir nu taip, man tai nuo pat pradžių aš mačiau, kad čia skemas, nes nieks jums šiam štukiu nemokamai neduos. Nu Jėzus Marija. Bet aš puikiai matau, kaip žmonės gali paslysti ant to, nes eina iš tos religinės pusės, dievas, dvasinis. Tai jie masiškai siunčia šitos skemiškus laiškus visiems. Ir man atrodo, senyvo amžiaus žmonės, seneliai, močiutės dažniausiai ir pasigauna ant tokių, nes jie irgi dievo įtikinti dvasiškai. Tai jo, realiai visai įdomus eksperimentas buvo, nes aš nežinau, kur čia yra skemas, bet kaip matėme, reikia sumokėti aptarnavimo mokesčius. Bullshit. Nepaslyskite ant tokių skemų. Nusiųskite šitą video savo močiutę ir seneliui. Spėkite juos. Nieks jums šiam štukiu, tram štukiu, 10 štukių neduos. Nu what the fuck. Tai jo. Ačiū, kad žiūrėjot. Bye. Okay, tai tiesiog. Ei tu, taip tu, jeigu tu pasižiūrėjai šitą video iki galą, aš tau noriu pasiūlyti laimėti 60 000 eurų. Tau nieko nereikės daryti, tu gausi nemokamai per keletą valandų į savo sąskaitą. Ką tau reikia padaryti? Tai pirmadienį, sekmadienį eiti į banką, sumokėti šitą sąskaitą 5 eurų ir gausi 100 eurų. Ok, čia yra mano kriptovaliutos mining rigas visai nice, ne?